Advento kalendorius. Mintimis dalyjasi Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis brolis Benediktas. Gruodžio 4 diena, pirmadienis. Evangelija pagal Matą. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisiartino prie Jėzaus šimtininkas, maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš pats, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi, sakau vienam eik ir jis eina, sakau kitam ateik čionai ir jis ateina, sakau tarnui daryk tai ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos: Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Tai Dievo žodis. Ši Mato Evangelijos ištrauka aprašo įdomų ir įkvepiantį įvykį su šimtininku iš Kafarnaumo, miesto, kurį šiandien galėtume pavadinti Akropoliu, prekybos centru. Šimtininkas, svetimšalis, okupantas, prašo Jėzaus pagalbos dėl savo paralyžiuoto tarno, savo draugo. Mums tenka tik stebėti šimtininko tikėjimo išraišką, pareiškiant, kad užtenka tik Jėzaus žodžio ir jo tarnas pasveiks. Jėzus nustebo dėl šio vyro tikėjimo ir pabrėžė, kad niekur Izraelyje nerado tokio stipraus tikėjimo. Šimtininkas romėnas. Klausimas, apie kokį tikėjimą kalba Jėzus? Jėzus nesupriešina Dievo tautos ir antikos pasaulio žmonių tikėjimo. Pagoniškoji tradicija gyvavo iki Jėzaus gimimo ir šiandien ji gyva, ypač rytų, kuri tikrai nėra skurdesnė už vakarų. Anot bijoti minimos tradicijos, gal mums tiktų labiau pasigilinti, ji verta deramo pažinimo. Paskutinėse eilutėse Jėzus pranašauja, kad daugelis žmonių iš rytų ir vakarų ateis ir su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu sėdės dangaus karalystėje prie stalo. Tai simbolizuoja, kad tikėjimas nebus ribotas tik vienos tautos ar krašto kontekstu. Meilė ir tikėjimas neturi būti ribojami ar diskriminuojami pagal rasę. Meilė ir tikėjimas apima visus žmonės, nepriklausomai nuo jų rasės, kilmės ar kitų išsiskiriančių veiksnių. Šie principai atspindi idėją, kad žmonės turėtų būti vertinami ir priimami pagal jų charakterį, veiksmus ir vertybės, o ne pagal išvaizdą ar kilmes. Tai yra svarbus principai skatinantis toleranciją, lygybę ir pagarbą kitam žmogui, nepriklausomai nuo jo kilmės. Būkite palaiminti. Viešpats su jumis.